Labukas tęsiu vakarykštę mintį apie abortus. Ir kas dar nedarė aborto, tai jie gali išvengti. Ir aš pasakiau, ką daryti. Yra žmonių, kurie atiduoda draugams auginti, tėvams auginti. Yra vienas langelis, kur gali kūdikėlį palikti, vaikų namam palikti. Jeigu tas žmogus niekaip nesugeba pats susilaikyti, pats užauginti. Dabar noriu pakalbėti, kai jau tas žmogus padarė jau tą nuodėmę. Kai žmogus jau padarė tą nuodėmę, jums reikėtų gailėtis, nes tai yra labai didelė nuodėmė, tai atėmimas kito žmogaus gyvybės, nes žmogus jau nuo pat apvaisinimo tas embrionas patampa žmogumi. Kad aišku, vyksta vystymosi procesas ir viskas, tas žmogutis auga, bet jau kodas, jau lygos, jau viskas jau yra. Nuo to momento, kai kiaušinėlis su spermatozoidu susilieja, prasideda dalinimasis, dalinasi, kaip pasakyti, apsivaisina, dalinasi ir pradeda augti, auga kiekvieną dieną, bręsta iki kol moteris pagimdo tą vaikelį. Taip, jeigu žmogus jau padarė abortą, pasekmės, kokios pasekmės? Jeigu žmogus, gal nesigailėjo arba net gailėjasi, irgi galimos tokios pasekmės. Kai jūs padarėt tą abortą, skaitasi, paaukojate nekalto žmogučio gyvybę. Kam aukojat? Aukojat Molochui. Jūs galit gailėtis, Dievas gali jums atleisti, bet yra susitarimas su Molochu, kuris priima tas aukas. Ir jūs nesąmoningai tą vaikutį jam paaukojate. Tai ką reikia sakyti? Aš panaikinu visas legalias teisės Molochui ir sulaužau visus kraujo susitarimus su juo Jėzaus vardu, Jėzaus vardu, Jėzaus vardu. Taip pat galite sakyti, aš panaikinu visus legalius susitarimus su pragaro ir mirtimi ir visus kraujo susitarimus Jėzaus vardu, Jėzaus vardu, Jėzaus vardu. Jūs tai turit pakartoti ir jeigu gali tekti kartoti ne kartą, nes Molochas yra naikintas, jis ateina sunaikinti žmonių likimus. To pasiekoje moteris, kuri padarė abortą, ji laiminga nebus. Ateina kiti naikintojai, ten yra hierarchija, yra stipriai vyrai, ir tų stiprių vyrų yra ne vienas, ir neuždarius pilnai durų, ateina kiti stipriai vyrai. Ir kai vieną kartą padaro abortą, gal dar nepuola, bet padarius pakartotinus, tai tikrai užpuls. Ir būtina gailėtis, būtina Dievo atsiprašyti ir, kaip sakiau, panaikinti visus susitarimus su Molocho dvasia, mirties, pragaro dvasiomis.
Jėzaus vardu. Pakartokit ne kartą, įkartokit tol, kol tikrai patapsit laisvos. Ir tokiu būdu jūs galėsit dar įsigelbėti ir būti danguje. Ačiū už dėmesį ir iki greito. Ate.